Sveiki, mano mėly žiūrovai. Tai ką, nusprendžiau per 24 valandas aplankyti va tokius bokštus. Tai va, pirmas bokštas, Baltųjų lakajų bokštas. Atvažiavau pasižiūrėti, žiūriu, blemba, uždarytas. Ale gazdina, kad čia yra kamerų. Iš tikrųjų, nežinau, ar yra čia kamerų, bet geriau galbūt nelipsiu. Būčiau be moco, tai gal ir lipčiau. Tai va, tai tikslas per 24 valandas kuo daugiau įveikti kilometrų ir pasižiūrėsim, kiek per 24 valandas man pavyks aplankytų bokštų. Tai dabar tiesiog esu įsivedęs į žemėlapį bokštus ir žiūrėsim realiai per aplinkui, kur koks artimiausias bokštas bus, taip ir galima sakyti ir važinėsiu. Tai pasiimu visą mantą, čia va susikroviau palapinę, miegmaišius, sėdmaišius ir panašiai. Tada žiūrėsim, kur čia ir per kiek laiko čia pavyks davažiuoti. Būčiau Samoškai, tai būčiau lipęs, bet ne šį kartą. Gal užsienį reikės, jeigu kažkur tai važinėsim, tai galim bus ten nelegaliai kur lipti. Nu ką, davažiavom jau iki kito bokšto. Truputis informacijos apie ežerus. Nu ką, lipom. Nu ką, įvykta. Tikrai gražiai čia, vertėjo. Bet su moto batais tai labai sudėtinga lipti. Blema, į apačią lipti daug lengviau nei į viršų. Nes tai blema, tie moto batai dar po 5 kilus sveria. Ką dabar iki degalinės 30 km ir iki kito taško nesimti ten koks bokštas. Tai smagių keliukų važiuoju. Tai fainai, kad labai mažai mašinų, nors ir savaitgalis. Vis geriau važiuoti į automagistralę. Buvo komentatorių, kur sakė, kad stiklas labai vaizdą gadina. Tai žinokit, kai važiavom iš Lenkijos, ir šiaip apart Lenkijoj, tai tiek vabalų buvo, tai galvoju, jeigu ne tas stiklas, tai viskas pas mane ant šalmų būtų buvę. Tai visgi, žinokit, stiklo nekeisiu, nes sakė keisti atgal į originalų. Tai visgi atsisakysi tokias, tokio, kaip sakoma, pasiūlymo. Nu va, įvažiavau į Labanorą, toks tvarkingas, daug kaimelis, o tokie senoviniai pastatai. Iš kur pirmą kartą Labanorė. Nežinau, iš kur, kad yra miestas net, na, kaimelis. Galvojau, tik parkas yra. O pasirodo, yra ir miestelis. Bet toks tvarkingas. Pasiimu daug mantos, nes nežinau, gal kokį gerą mėnesį esu parsisiuntęs, tai nieko dar nebuvau išmėginęs, nei palapinės nebuvau atsidaręs. Tai šiandien bus pirmas kartas, kai atsidarysiu tą naują palapinę, iš AliExpress nusipirkau. Tai prasitestuosim. Tai ką, pamaitinau kintauną, pats irgi pailsėjau. Atsigėriau vandenuko. Nemažai britininkų degaliniai sutikau. Tai chebra irgi važinėjasi, geras oras. Daug mocų išlenda. Kai iki kito apžvalgos bokšto liko 16 km. Tai pasižiūrėsim, kas ten geras. Rašosi pavadinimas Lygumų apžvalgos bokštas. Tai pasižiūrėsim. Šitose lokacijose per aplinkui apie 4-5 bokštai yra. Tai per šiandien galbūt tai pavyks įveikti. Kokius 8 bokštus pamatyti. Nu va, ir žvyrkelio truputį bus. Tai jeigu stopas jau stovi, tai reiškia, dažnai traukiniai važiuoja. Labai prie žvyrkelį. Minusas va ilgo stiklo, kad labai baladojasi. Bet kiek navigacijų rodė, tai vadinasi Lygumų apžvalgos bokštas. Nejaugi čia reikės lipti. Tai pasižiūrim. Ai, ne, ten toliau. Čia gal atodanga kažkokia tai. Nu va. Trečiasis apžvalgos bokštas. Tikiuosi galim bus įlipti. Na,
Trečiasis bokštas. Lygumų apžvalgos bokštas, taip ir vadinasi. Tai ir truputį informacijos, tai yra 15 metrų aukščio, 2013 metais. Tai dabar linksmiausia dalis, lipam į viršų. Nu va, labai gražus vaizdai. Koks ežeras ten labai didelis. Tai dabar pasigūglinsiu, kur čia kitas bokštas. Ir ką, lekiam toliau. Bet šiaip tai tikrai verta. Iš tikrųjų, kai atsidariau sąrašą, kiek čia tų bokštų yra Lietuvoje, tai bendrai yra 34, bent jau ką Wikipedia rodo. Tai aukščiausiai neatsimenu, bet žemiausias tai yra kiek ten, 10 metrų berods, ar 8. Tai įdomu, kiek čia dar nefiksuotų tų bokštų yra. Tai visų turbūt, kad nepavyks aplankyti, nes paklausiu ChatGPT, tai sakė, kad jeigu visus bokštus sudėjus, kiek kilometražas gaunasi, tai bendrai 2500 kažkas tai tokio. Tai kiek pavyks, tiek pavyks aplankyti. Dabar jau turim po 6-15, kiek aš atsimenu. Tai realiai, na čia su visais tais užpilimais, sustojimais, parūkimais ir panašiai. Tai važiuojam dabar į 4 bokštą, pasižiūrėsim, kas ten gero yra. Realiai, jeigu nemeluoja navigacija, tai 8 km iki kito apžvalgos bokšto. Bet va, kaip montos esu prikrovęs iš galo, tai jaučiasi. Bet jis yra geriau kaip prie šonus tos daiktadėžės, o ne kai aukštai, kai tas mano lagaminas 60 litrų. Tai kai yra per šonus, tai kažkaip lengviau tą balansą laikyti. Gaila, bet nepavyko nufilmuoti. Kažkaip įjungiau kamerą ir galvoju, kad įsijungi, bet aš atvirkščiai išjungiau. Tai buvo toks kilniukas, tai labai daug smėlio. Tai atrodė, kad sunkiai įsivažiuos, bet kai ant užpakalio daug pakrauta daiktų, tai geras sukibimas. Jeigu dar būčiau padangas nusileidęs, tai būtų visai kaip tankas ėjęs. Na, bet ir dabar nesiskundžiu. Bet va, kaip žiauriai fainus keliukai. Bet kaip gerai iš tikrųjų nuskilo su oru, nes realiai visą savaitę lyjo, pasižiūrėjau, matau, bet savaitgalį nelys, tai labai gerai čia pasisekė, nes šį vasarą Lietuvoje tai ne kažką su lietum. Nu va, jau tolumoj matėsi mūsų apžvalgos bokštas. Bet kiek aš atsimenu, mes kai važiavom į Visaginą, tai ten buvom nuvykę berods, jeigu aš gerai atsimenu. Tai Didžiasalio apžvalgos bokštas. Tai va, nors nenorėjau lipti, bet kur reikia lipti, nes praeitą kartą buvo lietus, tai nelabai buvo gražus vaizdai. Tai pažiūrėsim dabar kaip vaizdai. Na, žinokit, dabar vaizdai gražesni nei praeitą kartą. Žaluma. Ką, važiuojam link kito. Kitas irgi berods už 5-7 km. Kitame tai tikrai nesu buvęs. Tai matysim, kas ten per apžvalgos bokštas. Bet tikėtinai, kad irgi ten nelabai aukšti, nes nemanau, kad statys kažkokių ten 100 metrinių, o labiau va tokius žemesnius. Nu va, čia ir daugiau lankytinų vietų. Stugulių piliakalnis ir Šventos Pilkapinas. Ojojoj, blemba, pravažiavau posūkį, jo papa. Taip ir būna. Galvoju, kaip čia sukirčiuoti ir posūkį pravažiuoju. Primeskit, važiuoju ir žiūriu, skrenda vanagas. Ir žiūriu, kažką išmetė. Pif, žaltys, šerkašių, what the heck. O Dieve, kas nemėgsta gyvačių. Plecha. Bet jis jį valgė. Lema, vargšas manęs įsigando. Bet čia gal ir atskris atgal. Hui. Pametė savo vakarienę.
steiką. Bet kai pagauk tu man dar taip šitą gyvatę, vis tiek tu turi ir dar pamatyti, o jis kai skrenda vis tiek nublemba. Čia tai rega. Bet va, įdomus keliukai čia veda. Ir taip dar važiuot 4 kilus. Geras. Man patinka. Bet jeigu žmonėms va taip važiuot su automobiliu, tai ne kažką čia. Nu, tokiais keliais tai ir tokiu tempu tai daug apžvalgos bokštų nepavyks aplankyti per 24 valandas. Bet irgi, va, manau, kai miegosiu kažkur tai prie ežero, tai vis tiek kokie turbūt jau reikės keltis, kokie 5-6. Šiaip mėgėjas miegoti iki... Mėgėjas miegoti iki 8 visą laiką, bet dabar kai gamtoj, tai manau nepavyks tiek. Bliam, čia gerai veda mane Google Maps'as. Svarbiausia batoną nepagaut. Na jo, jeigu mane vestų taip Google'as su mašina, tai nežinau. Vieną kartą irgi važiavau į kažkokį tai renginį ir pamačiau irgi, kad ten trumpesnis kelias. Nusakau, tebūnie. Ir irgi, kai nuvedė kažkokį tai pelkyną su mašina, tai gerai, kad tvarkingai viskas baigėsi. Taip. Blecha, ir va nesuprasiu, čia gilų, negilų. Numėginam. O jo, papa. Kai mano kolega sako, svarbiausia, lėtai ir užtikrintai. Nu va, purvo visgi rasta čia. Gerai, nesustojam, važiuojam. Turim tikslą bent jau, ojoj, 15 pamatyt apžvalgos bokštų. Geras, man patinka va tokie keliukai. Kaifas. Va čia ir piliakalnis. Va čia ir žmonės gyvena. Tai galbūt iš kitos pusės privažiavimas yra tvarkingas. Bet iš kitos pusės, kur aš dabar važiuoju, tai nelabai tvarkingas. Su motociklu pats tas. Ojoj, pavai. Tuo mačiutė su grėbliu kaip iššoks, dės kaip per nugarą. Nu, vienas tokių smagesnių ruožų, kur pravedė mane. Įdomu, kas rytoj jau laukia. Ir šiandien, manau, dar reikės važiuoti kokių 11-10. Bet 400 metrų iki mūsų bokšto. Kažkaip mažai tikėtinai, kad jis čia kažkur tai yra. Nes čia labiau privatus kiemai. Bet realiai visas kelias jau toks buvo. Gal 4-5 kilometrai. Na, va, ir mūsų apžvalgos bokštas visgi nemelavo navigacija. Nu, bet kelias tai pasaka. Nu, kaip gražiai sutvarkė žmonės, žolytė. Įdomu, ar leis čia mums pakilt. Va čia vienas iš aukštesnių. Čia kokie, nežinau, 30 metrų turėtų būti. Sendvario apžvalgos bokštas. Na, žinokit, užlipau. Tai vaizdai tai įspūdingi. Čia sakyčiau, galbūt vienas iš aukščiausių. Šį bairis bairių.
pradėjau lipt ir prisiminiau, kad aš bijau aukščio. Tai kažkaip šitas labai jau nejaukus. Tai parodysiu. Realiai tokios grotos, bet ir aukštis tai nemažas tikrai. Kaip ir sakiau, aukštį nelabai esu mėgėjęs. Tai va dabar, kai vaikščiu, blemba, biškį baisu. Dabar pasižiūrėsiu, kur kitas bokštas. Ir ką minsim toliau. Bet taigi va šito realiai privažiavimas buvo geriausias po kol kas. Įspūdžių daugiau nei vien tik asfaltais važiuoti. Bet sakyčiau, va šitas bokštas po kol kas į top 3 papuola. Po kol kas jis pirmoje vietoj. Kiti bokštai mane labai. O šitas tai fainas. Ką, lipam atgal ir ką, minsim toliau. Pasižiūrėsim, kur kitas taškas. Ir kai didumo. Visai įspūdingai atrodo. Koks mažiukas kentaunas. Tokį nežinau, ar jums matosi. Bet uodų, belė kiek. Tik spėjau sustot, nulipęs. Pradėjau rengtis. Tai išpuolė. Eina savo. Neįmanoma. Jeigu tik prie ežero bus, tai nežinau, ką čia reikės daryti ir kaip čia gelbėtis reikės. O, seksų užsiima ant kentaunų. What the heck? Susiraskit vietelę, Bliam, kaip jis duoda gazo. Pavadinimus geras Kochanovka. Kaip ten? Sibiras baltas fonas važiuot. Kaip džiaugiuosi, kai yra priekinis stiklas aukštesnis, nes specialiai buvau atsistojęs, tai girdžiu, tai vabalai į kūną, bam. Kai gražiai kelias atrodo, eina savo. Realiai nei vienos mašinos, visgi viena mašina yra, bet ant tiek tiesaus kelias. Šakės. Ir atrodo lyg į dangų. Afigenai atrodo. O į tokį apžvalgos bokštą įlipti. Turbūt greitai policija atvažiuotų. Tai ką? Už 800 metrų mano 6 berods apžvalgos bokštas. Čia berods net 2 bokštai. Vienas internetui, kitas žmonėms. Ganėtinai aukštas, o čia tas pats. Kažkoks bokštas irgi rašėsi, bet uždarytas. Čia telecentras. Bliama, čia ne šitas. Va, apžvalgos bokštas. Bet vienur ženklas buvo užbrauktas. Turbūt, kad neveikia. Tai pamatysim. Va, koks jis. Visgi mažiukas. Na, vartai atidaryti. Bet ženklas berods. Ne, dėja uždarytas. Dėl apžvalgos bokšto techninės būklės laikinai lipti draudžiama. Bet nieko, sakyčiau, vis tik reikia skaityti. O čia kaip gražiai atrodo. Čia gal slidinėt galima žiemą. Jo, geras. Eina savo kaip gražiai. Geras vaizdas. Tai ką, pasigražėjau gražiais vaizdais. Iki kito taško dabar 75 km, virš valandos važiuot. Dabar tikiuosi, kad kai atvažiuosiu, tai dar bus atidaryta. Jau kelis kilometrus žvyrkeliais važiuoju. Realiai liko apie 50 km. Tai visai taip jau biški šaltoka jau darosi, nes tiek striukė turi tų skylių, ventiliacijos. Bet labai gerai va tai važiuot. Vienas savo važiuoji, pasaka. Va, važiuoju. Privažiavau tokį žeriuką, bliamo kaip gražu. Negyvos dvasios nėra.
Bliam, kaip gražu. Taip namuką turėt, arba sodybą kokią. Eina savo. Mane vyras vienas žvejoja. Žiauriai gražu. Ką, važiuojam toliau? O link arčiau Zarasų tai vis daugiau ežerų. Be blemba važiuot. Kai tokia saulė, tai belia kaip deda tiesiai akis, tai nieko nesimato. Nors ir per du užtamsintus stikliukus žiūriu. Oh, what the fuck? Karoči, nieko nesimatė, eina savo. Nu, va, sustojau prie kokio vėjo malūno. Eina savo. Pirmą kartą aš taip arti. Fikin galų bus ženklai kažkokie tai, bet nieko. Fikienai atrodo. Žiauriai gražus dangus. Bliam, ir va taip žiauriai visą laiką spigina į akis. Nu ką, tęsim toliau kelionę. Na ką, gražus vaizdai, tikslas beveik pasiektas. Tai šiandien jau va 6 ar 7 apžvalgos bokštas. Realiai liko kiek čia kilometras gal. Manau, šį apžvalgos bokštą pasižiūrėsiu. Ir turbūt reikės kažkur čia jau palapinę statytis, nes jau turim 9:30. Tai vis tiek pakal įsirengsiu, pakal įsikepsiu mėsytės. Tai ir žiūrėk, ir gal ir 11 bus. O tikėtinai čia reikės dar pusę kilo pėstute eit. Nu va, pagaliau pavyko daeit. Gerai, čia pusę kilo reikia eit. Pažiūrėkit, kai čia zigzagas. Ai, jamai, eina savo. Čia jeigu taip pradėsi krist, realiai ir nusiridensi. Na, aš geriau kamerą, manau, reikia dėti, nes galima čia nusibalnuoti. Nu ką, pavyko įlipti. Tikrai vertėjo. Žmonių pilna, blemba. Tai realiai, va šitas pakolkas pirmoj vietoj. Nu jau vaizdas čia belekas. Šitą tikrai rekomenduoju nuvažiuoti. Tik reikės kažkur tai dabar. Ką dabar reikės kažkur tai ieškotis parkingo ir miegot. Nes jau realiai 10. Taip bliava. Thumbnailą. Tai ką realiai dabar lipam atgal ir ieškom vietelės kempingui. Nu realiai 5 gal vieta, kur važiuoju. Nu ir belia kokius krūmynus važiuoju, nori kur nors prie ežero atsistot. Ir visur privati valda. Bliam, ir vėl privati valda. What the heck? Nu belia kokie krūmai. Vis tiek, bam, privati. Na, turbūt, kad radau vietelę. Kažkur čia, manau, reikės parkuotis. Ten gerai kaip pradžiai kelio nuvažiavus. Ten labai didelė dubė yra iškasta. Tai kažkas net bumperį yra palikęs. Tai turbūt, kad iš mašinų čia nelabai kas ir važiuos.
Tai dabar reikia suras, kur mažiau biški žolių yra. Na, manau, čia reikia parkuotis. Tai ką, tegul taip, manau, kintaunas ir stovi. Manau, reikia pradėti ruošti palapinę. Nu, žinokit, hebrytė, belekas, vodai, puola. Nesveikai. Nežinau, kaip man čia pavyks įsikepti tuos steikus ir panašiai. Išsipruškiau specialiai tuo bernį, nuo vodų, nuo erkių, purškalų, bet jau čia. Absoliučiai nulis reakcijos tiems vodams. Tie iššalkę. Aš manau, pasistatysiu steiką keptis ir manau, reikės šaut palapinį iš karto statytis, nes eiktų pavalgysiu. Šių palapinį čia reikės valgyti, nes keptuvikę nusipirkau. Gal review labiau padarysiu ryte, labiau matysis, nes realiai dabar 10:30. Tai nelabai kažką jūs pamatysit. Dabar realiai pasistatysiu keptis. Kaip sakiau, nesąmonį iš AliExpress'ų pripirkau. Lemputį įsijungiau, gal musės skris link šviesos. Gal ne taip trukdys man. Dar kiniečiai instrukcijų nedavė, tai čia bus realiai vargo vakarienė. Nieko, bent jau steiką pavalgysiu. Nu ką, aš jau įlindau į savo palapinę. Pavyko pasistatyti. Steikas gavosi geras. Tik va ką, vieną dalyką, tai druskos blemba pamiršau pasiimti. Pasiėmiau sviestas sakau šitas, aliejaus. Eina savo, čia išmazojau palapinę, eina savo riebalais. Tai ką, pavalgysiu, eisiu, manau, įsiprausiu dar, vis tiek. Jaučiuosi toks nešvarus, lipnus, tai pavalgęs, vis tiek įlysiu, įbrysiu, pasimaudysiu ir ką eisiu tada miegoti. Tai ką, aš jau tada su jumis atsisveikinu ir ką pasimatysim ryte. Iki. Tai ką, labas rytas, saulės spindulėliai. Atsikėliau su žadintuvu 5:30, bet kažkaip noro nelabai buvo keltis, nes realiai nuėjau miegoti 12:30 ar 1 net, nes pakol susirišiau, pakol vodus visus nužudžiau palapinį, kur buvau priskrydę. Tai nusisačiau dar žadintuvą, po to dar už pusantros valandos kažkur, tai realiai atsikėliau be 5:08. Tai ką dabar pavalgysiu, va, verdusi vandenį, makaronas pavalgysiu ir ką susiruošiu. Ir reikės minti toliau. Tai realiai iki kito taško liko 80 km prie Anykščių berods. Tas bokštas yra. Ir ką, važiuosim tada toliau. Mano visas kempingas, kaip atrodo viskas sumisa. Palapinė šiaip gera. Tik labai jau čia viskas drėgna buvo ir tas viršus. Yra dar kokia. Turiu kėdutę. Arbatėlė verda. Va čia tas ežeras. Gal vakar per video nelabai matėsi. Tai kažkaip visgi neėjau aš praustis, nes čia ir įlipt nelabai būtų gerai. Nes labiau įsimurzinčiau nei įsiprausčiau. Na ką, palieku savo kempingo vietą. Tai realiai pakol susiruošiau viską, tai gera valanda praėjo, nes pakol dar palapinės, susidėjau visas, įsivaliau, įsiploviau. Tai realiai iki kito taško valandą važiuoti, bet šiukšles reikės blem kažkur tai išmest. Nežinau, ar jums matysis, buvo Danielis privažiavau. O gal čia elniai? Gal čia elniai? Nes tokie ganėtinai dideli. Nes realiai Danieliai tai mažesni, oho, kokie ragai. Geras. Nu va, atvažiavau dar į vieną bokštą. Pasistačiau
Kintauną. Nu va, koks bokštus. Ne, šiaip, sustojau pailsėti, blemba, nusibodo važiuoti. Daug žvyrkelių, visai fainus keliukai. Tai gal pitstopą pasidarysiu, pailsėsiu. O realiai iki kito bokšto liko 20 km. Tai turbūt, kad bus didesnis nei šitas. Nesąmoningas šitas bokštas, tai jeigu atvažiuosite, tai nelipkit ir neikit čia į krūmus, nes blecha iš šūdą įlipau, vieną įlipau, kročiai įsivaliau, kročiai ir kitą žmogiškai įlipau. Blecha medžiotai kūrų, šaudo ten ir šika iš karto, pelekas. Taikau špygas, kad būtų atidarytas. Toliu skaitau, žiūriu, padėkite joms išnykti. Kaip čia supras, gal gyvūnus išnykti, o čia va visam plastikui, šiukšliams ir panašiai. Gera iniciatyva. Va, dar vienas bokštas. Daug ežerų, pasėtų laukų. Irgi šitas visai bokštas patiko. Ką dabar reikės pasižiūrėti, kur artimiausias, nes dabar artimiausias bokštas už 30 km, kiek aš mačiau. Čia dabar yra Anykščių regionas, neatsimenu kaip tas pavadinimas, įmesiu į komentarus prašymą. Beje, norėjau pasidalinti tokią žinią, kad pradėsiu rinkti pinigus ir vienai kelioniai. Ir planas yra toks, kad noriu apvažiuoti Australiją. Juokauju. Šį vakar pasižiūrėjau, pakol sėdėjau YouTube, kur bičiukas bėgo per Australiją, ten daug jį heitina, kas čia jis feikina ir panašiai. Mačiau, jis dar ten rašo, kad visgi iš tikrųjų jis ten bėga, kiti ten meluoja. Tai va, bet jeigu važiuočiau į Australiją, paaukotumėt pinigų. Aš šiaip manau, reikėtų tokią kelionę pasidaryti, gal kur arčiau į link Australijos. Bet jeigu suaukotumėt, visai gal ir būtų įdomu nuvažiuoti. Aš tikrai jau dalinčiausi, kur važiuoju, kiek kilometrų nuvažiuoju ir panašiai. Bet irgi, blemba, jeigu ir šiaip pasižiūrėt, važiuoti link tos Australijos, nu kaip važiuoti per pačią Australiją, tai blemba iš tikrųjų pavojinga. Ir važiuoti su mocu pavojingu, o apie ką kalbėti, jeigu dar bėgt. Tai realiai nežinau, kiek čia reikėtų ruoštis, net ar tokie kelionė, jeigu ten ir degalinių, tai pačioj dykumoje mažiau, ten sugesi ir čiū, kad pizį tau būtų. Tai jeigu būtų norinčių paaukot, sakykit, įmesiu sąskaitą. Ne, aš šiaip juokauju. Po kol kas neturiu planų. Tikslai yra svajonės, tai ateityje, manau, tikrai kažkur toliau reikės pavažiuoti. Gal net ir reikia Australijos. Įdomu, kiek kainuotų mocą nusiplukdyti. Turbūt, kad pigiau būtų įsinuomoti ten mocą. Tai ką aš dabar, realiai pitstopą dabar pasidarysiu, pasižiūrėsiu, kur čia važiuoti ir minsim toliau. Krekenavos bokštas pasiektas. Tai lipsim dabar irgi. Kitas bokštas beras nusimato už 50 km. O jau dabar realiai turim be 21. Tai nežinau, gal dar kokius 2 bokštus dar pavyks pasiekti iki 5 valandos. Tai ką, pavyko įveikti Krekenavos bokštą. Vaizdai kaip ir visur irgi labai gražus. Čia sakyčiau, vienas toks naujesnių turbūt bokštų. Tai ką turėkite omeny, šitas bokštas yra mokamas 1,20 €. Bet čia realiai irgi galima įlipti. Nemokamai, tiek auto sumokėjau. Gal kažkur naudingai panaudos tos pinigus. Na ką, išvažiuojam iš Krekenavos bokšto. Tai kitas bokštas dabar yra už 59 km. Ten berods 2 ar 3 yra net. Tai važiuojam dabar ten žiūrėt, kas ten gero.
Pavargau važiuoti iš tikrųjų. Tai jau liko 2 kilai iki kito bokšto. Kažkaip nuvargino mane sėdynė. Vakar netaip jautėsi. Nu va, pavyko. Dait. Padariau. Vaizdai tai gražus. Kaip suprantu, visi panašaus aukščio bokštai. Tai ką, atsižymėjau, lipau. Ką galima dabar važiuoti link kito. Kiti berods 2, kažkur čia nepratoliausiai ir yra. Gal 10-15 kilų atstumu. Tai pasižiūrėsim, nes dabar jau berods po 2:15. Žiūrėsim, kaip čia spėsim sulakstyti. Kai važiuoti visai gerai. Kai tik sustoji, tai karščio bomba pareina. Eina savo. Koks kaifas taip važiuoti atsistojus. Fui, bet šiaip, bet gražus buvo vaizdai, kai važiavau. Realiai vieno laukai, mašinų minimaliai. Visi turbūt prie žirų sulindę sėdi, maudosi. Įdomu, koks čia bokštas bus. Kažkaip net norėčiau gal, kad jis būtų uždarytas. Nereikėtų lipti į viršų. Nes visą laiką labai daug jėgų atima tas lipimas. Nu, kaip suprantu, vo, gerai, kad netoks aukštas. Va, Tytuvėnų Žulgos bokštas. Ček. Na, realiai, kaip ir visur, vaizdai gražus, tie patys laukai, bet kiekvienur skirtingas tas vaizdas visai savotiškai žavingas. Dabar reikės žiūrėti, kur toliau važiuoti. Čia apylinkėse buvo rasta net ir mamutų. Atrodo. Šiaip bokštas gražus. Tai realiai pasižiūrėjau dabar, kur artimiausias bokštas. Tai aš vis tiek, dabar jau realiai yra 3. Tai Rumšiškių apžvalgos bokštas yra. Tai iki jo važiuoti 123 km. Tai dabar turim 3 valandą. Tai realiai jis bus paskutinis. Tai realiai per 24 valandas pavyko, nežinau, paskaičiuosiu, kiek čia gavosi, bet manau virš 10 turėtų gautis. Jeigu važiuočiau link Klaipėdos, tai ten dar 8 ar 9 bokštai yra, tai ten būčiau dar kokius 2-3 aplankęs. Bet vis tiek, kaip gyvenu Vilniui, tai man labiau pakeliui važiuoti link Kauno. Tai ten ir minsiu. Bet manau dar prieš tai kažkur tai sustosiu prie žiriuko pasimaudyti, nes belia kaip kepina saulė, nes ir šalmas aš juodas, tai galva duoda tas karštis. Realiai be važiuojant prisiminiau, kad aš šiandien nevalgiau, jau 3 valanda. Tai manau reikia užkas kokį kebabiuką šausim. Realiai negavau kebabo, tai teks valgyti apkepėlės su kefyru ir su ledais. Ai, nusprendžiau nevaryt maudytis. Lemba, visą šlapės būsiu. Visą šlapės būsiu, po to sunku bus apsirengti. Geriau iki bokšto nulėksiu, tada jau matysiu.
dar realiai 140 km liko. Tai kaip tik ant 5 ir planuoju būti prie paskutinio bokšto. Kaip sakom, cikų į cikų. Pavalgiau, tai dabar griaudė belia kaip. Čiuvo. Ohoho. Bliamba, bus man bairė šitoj. Nu, žinokit, hebritikai davė vėją į šoną, į kairį. Tai bliamba, visą laiką palei šoną teko važiuoti. Šaks ant tiek vėjas, kad ką žinau. Bliamba, taip įsikibęs buvau į vairą. Pirmą kartą tokį patirtis. Nu, nafik tas automagistralis. Nelabai noriu važiuoti aš daugiau. Nežinau, ar jums matosi iš galo, bet tamsuma belia kokį iš galo. Dėl laiku aš spėjau kudašių išnešti. O dar kartą užsipyliau, jau paskutinį kartą. Tai realiai liko 20 km. Bet jau vėluoju. Tai jau dabar po 5:15. Tai realiai 24 valandas nespėjau. Liko 15-17 minučių iki paskutinio bokšto. Tai, bet galima sakyti vis tiek. Minusuojam, ką reikėjo įsipilinėti kūro, valgyti. Tai ką, davažiavau iki paskutinio apžvalgos bokšto, tai yra Rumšiškių. Deja, nepavyko papult, nes parkas yra uždaromos 6 valandą, o dabar yra 5:30. Taip sauginis sakė, tu niekaip nespėsi dar pėstute daeiti iki to bokšto, nes dar eiti iki jo ten 2 ar 3 kilometrai. Tai dėja, paskutinis nenusisekęs bokštas. Nu ir tiek jau to. Tai gal ir net nevertėjo čia važiuoti, blemba. Tai nuo pačio pirmutinio iki paskutinio sudėliosiu, kuris labiausiai man patiko. Visas koordinatis ir bokštų pavadinimus įmesiu aš į aprašymą video. Tai tikrai važiuokit. Toks challenge'as fainas iš tikrųjų gavosi. Tai irgi galite pasivažinėti, pasižiūrėti. Tai realiai man gavosi, kad aš prie pirmo bokšto merkinės aš jau buvau lygiai po 7, po 5 beros, kažkas tai tokio. O dabar turim be 15, tai pasakysiu, be 24:06. Nu tai va, 24 realiai valandos. Nežinau, kiek čia gausi, tikrai turbūt, kad apie 11-12 apžvalgos bokštų. Tai jeigu patiko realiai video, būtinai paspausk laiką, parašyk komentarą, kokius dar važiavimus norėtum iš manęs pamatyti. Beje, Kintaunas irgi atlaikė. Viskas tvarkoj, biškį sulyjo, bet spėjau, kaip sakom, išžiūt, kad dabar mausiu realiai namo. Tai ką, iki kitų kartų. Iki.